Labadiena, mėly, gerbiami, raštingi žiūrovai, šiandien aš Ainis Lietuva. Taip, jau grįžau į Lietuvą, pradėjau darbus, reikia atsižymėti, tačiau, žinot, kaip sakant, pirmiausia, labai ačiū už visą paramą, to, kad tik tai leidžia būti mums judėti ir atvežti jums tiesioginės žinias, ne sofinės ir ne kažkokia tai radijinės perklausytas ir perpasakotas, o tikras iš tikrųjų šaltinių ir įvykio vietų. Ir žinot, taip gavosi, kad vieni mūsų draugai paremė kelionę į Serbiją automobiliu kaip. Mes važiavom visi kartu, jie apmokėjo kurą, taip kad kiekvienas, kas gali paremti tokias keliones visokiais būdais, yra labai ačiū ir žinot, juokavom ir gimė tokia mintis, o gal padaryti tokias, vadinamą, kelionių turus su Ainiu, vadinsis Maidanų medžiotojų turai. Taigi, juokas juokais, bet noriu tik pasakyti vieną. Geri žmonės padeda ir su visais šitais palaiminimais ir paramom judam po pasaulį. Kodėlgi reikia žiūrėti, kas vyksta kitur? Pirmiausia, reikia paaiškinti, kad aš jau kaip sakiau, matant tokius vaizdus, kai avių minia eina pro simbolius Serbijos, kai NATO pajėgos bombardavo jų miestą, čia yra, sakysim taip, Serbijos gynybos štabas ir atlėkė tie tamagaukai, subombardavo juos, eina minia pro tokius simbolius, kai demokratinė liberalija atvedė jiems ir juos dabar prievartauja, jiegi striksi ant kojų ir vėl ant Maidano lipa, nori nuversti Vučičių ir padaryti pilietinį karą, nesuprasdami pasekmių. Simboliai rodo, kad jūs avis dulkino ir jūs eidami pro šalį palaikote sistemą, kurie jūs dulkina. Ir šita visa laida šiandien nuotaikinga bus būtent apie tai, kadangi įrašinėjau vakare, kad šeštadienį ryte išeitų laida, nes kai pamačiau žinias šiandieninės Lietuvos, žinokit, nepykit, už pilvo susėmęs net temperatūra, sloga ir blogai jaučiuosi, bet negaliu nepadaryti šitos laidos. Taigi grįžtų savo humoriuko pagrindinį, kadangi žmonės, kurie vežė draugai su automobiliu, kaip sakant, į šitą kelionę, velniai rautų, šitam automobilyje kondicionierius dirbo. Ir Serbijoje, kai buvo plus 40 laipsnių, šitą visą džiaugsmą, slogą, anginą ir gavau, nes, žinot, kaip sakant, pas kurdžiuką BMW kondicionierius neveikia, tai aš ir nepripratęs, kaip su to daiktu elgtis, dabar prisidirbau. Tai sušalom, susirgom, grįžom į Serbijos ir rodom jum cirką. Tačiau turėjo būti du įdomus susitikimai labai aukšto lygio tam tikrose teritorijose valstybėse. Deja, kaip sakiau, neišėjo, jie planuojami vėliau, pasižiūrėsim. Vis tiek viskas vyks ir dirbsime. Tačiau noriu atkreipdėmėsiu, kad pavyzdžiui, jeigu norima valstybę, teritoriją, respubliką paguldyti į tokį ramų sprendinių, tokį bangavimo, žinot, laike procesą, yra leidžiama daryti tokius vadinamus kaip referendumus. Tą mes matom. Serbskos Respublikos prezidentas gražiai tą vadinamą užzulinimą tautos nuleido į referendumą, tą padarė ir Vengrijos prezidentas Orbanas, kai davė pasisakyti dėl tos vadinamus Ukrainos stojimo į Evrosąjūzą. Tačiau žiūrint į Lietuvą, Vaišvila mušasi kaip žuvis galva į tą ledą ir bando visokias iniciatyvas pateikti VRK ir valstybei ir jums su referendumais. Neskaitant tai, kad ten ir dėl nekilnojamo turto jūs turėtų pasisakyti, ar ten dėl savo... Nesvarbu. Kodėl Vaišvilai to neduoda padaryti? Šiai dienai pagal viską šeimininkų Londonsko ir visų kitų machinatorių supratimų ir planais Lietuva turėtų išeiti į karą. Jeigu, kaip mes matome, Seime pudeliai neišdryso išeiti į priešlaikinius rinkimus, rodžiau praeitose laidose, tai
Kita medalio pusė neleidžia Vaišvilai užkurti vadinamo referendumo dėl bet kokio klausimo, kad tauta nenueitų ramiai spręsti kompetitingai savo interesų. Nes jeigu referendumas, tautos nėra kaip užzulint, užbizint, jai supjaustyt smegenis ir išvesti į kažkokią tai provokaciją. Va jums yra atsakymas. Jeigu jūs atsimenat, kad aš Gruzijoje buvau ir atvažiavęs pamačiau, kaip Maidanas buvo nunulintas ir jo energija buvo taip nuleista, atsiprašant, į klozetą, tai rodė, kad specialiosios tarnybos ir jėgos struktūros pilnai buvo pavaldžios, pasakysiu taip, viršvalstybiniam valdymui. To, kad tas konstruktas vadinamas parlamentinis Gruzijoje yra tiek juokingas, kad jis negalėjo valdyti nieko. Gruzija valdė tiesioginis viršvalstybinis valdymas, kuris pasakė Maidanui ne. Taigi Serbijoje įvyko lygiai tas pats, kad tas Maidanas buvo nuleistas į klozetą. 100 000 žmonių, įsivaizduojat, buvo vedžioti per gatves aikštes 5-6 valandas, kaip žinot, Mozė vedžiojo žydus per dykumą, ta energija jų buvo nuleista į nieką ir visi įsiskirstė, nesuprasdami, kogi susirinko. Tai, sakysim, Serbijos atveju, Serbija kaip valstybė, istorinė valstybė, gavo viršvalstybinį palaikymą iš Rusijos, pilnai stabilizavo save viduj, išėjo parlamento ten jėgos struktūrų kažkokio tai komitetų pirmininkas ir pasakė, kad mes žinom, kokios šalis finansuoja Maidaną, mes visus galus ir, kaip sakant, visus fotofaktus ir nuotraukas turim, viskas bus surašyta. Tokiu būdu buvo pasakyta, kad visas šitas Maidanas turi būti nunulintas. Taip ir įvyko. Bet šitoje vietoje, pasikartosiu, Serbija tai susitvarkė pati gavusi tą vadinamą stabilizacinį palaikomąjį inkarą iš Rusijos. Ir ką Vučičius pasakė? Vučičius pasakė, kad labai geri santykiai su Trumpu ir eis į nekilnojimo galimai kažkokio tai projekto, sandorį ar dar kažką. Beje, kai aš rodžiau jums šitos pastatus, kuriuos subombino Tamagavkai ten tie centre Belgrado, tai būtent šitos pastatus nori paimti ir to vietoje atstatyti kažkokį Trump Towerį, būtent Trumpo kompaniją. Čia būtent apie tai nekalba. Tačiau mes dabar norim pasižiūrėti, kas darosi Lietuvoje, bet aš parodysiu didelį kontekstą. Maidanai nuplauti, jų nebeliko, to kad galiu lenkti pirštais, kur buvau, ne? Gruzija, Serbija, Italija, Čekija, Slovakija, Rusija, Maskva, Peterburgas ir taip toliau. Visur buvau gyvai, mačiau žmonės ir jum atvežu, pasikartosiu, ne sofinės naujienas. Ir dabar paaiškinsiu, kai šitie Maidanai ir visi projektai, kuriuos jie bando pagaminti, dar liko, kaip jie vertina Moldavijos rinkimai. Jie galvoja sekančiais metais Orbaną nuversti, visišką kvailystę. Ir jie dar nori įtempti į karą vadinamąjį Izraelį. Jeigu jūs matot, jiems nei vienas momentas nesiseka, o todėl, kad nebėra jokių iš viso resursų. Bet šitas procesas, kodėl mano kanalus uždarinėjo, visaip mane į melo detektorius metė, kritikavo ir dubasino. To, kad aš jau šitos procesus jums rodžiau prieš metus 5 ir labai gražiai, sistemingai. Ir dabar parodysiu, kas vyksta Europos Sąjungoje, Lietuvoje ir Amerikoje. Patys vertinkit. Greitai bėgu per straipsnius ir noriu atžymėti, kasgi dabar šiai dienai yra Jungtinės Amerikos valstybės. Žiūrėkit, jau rodytas straipsnis. JAV žvalgybos vadovė Tulsi Gabbard, kaip mes žinome, uždraudė su 4 sąjungininkais dalytis informaciją apie taikos derybas. Taigi Tulsi Gabbard apribojo vadinamojo 5 akių, Five Eyes žvalgybiniam alijansui duoti informaciją. Jie sako, mes neduosim informacijos apie derybas Rusijos ir Amerikos. Tačiau po šito punktų, kaip žinote, dvigubos paskirties, galima pridengti ir neduoti daug informacijos. Taigi, 5 akys, JAV atsisako dalintis žvalgybinį informaciją su Anglija, Kanada, Australija ir Nauja Zelandija. Taigi, rodau straipsnį dabar iš kitokio kampo, kadangi tai yra
santykiai ir skilimai su JAV artimiausiamis sąjungininkėmis. Nereikia pamiršti, kad ten už nugaros ir visur šešėlėje stovi Mossadas ir specialiosios žydijos tarnybos. Taip, kad skilimas prasidėjo. Sekantis straipsnis. Trumpas, dvitaškis, atrodo mes praradome Rusiją ir Indiją. Va kaip atsitiko šiandien straipsnis. Taigi, Trumpas, sakydamas, kad jis prarado Rusiją ir Indiją, jis konstatuoja faktą ir pažymi, kad šitos teritorijos nebe JAV įtakos zonoje. Aišku, jis pašiepiamai pasako, kad jas pasiglemžė tamsioji Kinija. Tai yra visiškas absurdas, jeigu nesupranti, kas yra valstybė ir jų valstybių valdymas. Beje, Jungtinės Amerikos valstybės yra konstruktas, junginys, kaip jūs matot, iš 50 puzzlų sukonstruotas kažkokiai tai misijai. Misija jūs matot. Policinė misija per visą pasaulį plus finansinis monopolis. Tačiau jisai dabar turi perlūžus pereiti į kitą projekciją, o tai nesigauna. Taigi Trumpas sako, kad praradome Indiją ir Rusiją. Kitas straipsnis. Trumpas 4 kartus skambino Modžiui, Indijos tam premjerui, bet šis atsisakė kalbėti. Dabar galite įsivaizduoti, ką tai reiškia, kai oficialūs visur straipsniai pasirodo, kad Trumpo administracija, tai yra protokolinis skyrius, skambina ir sako, reikalauja, kad Trumpas nori kalbėti, o Modis tiesiog sako, palaukite atsakymo. Čia beje buvo prieš tai, kai Modis išskrido dar į Kiniją. Taigi, Trumpas buvo pasiųstas ant 3 raidžių. Dabar žiūrėkite, kas pas Trumpą vėl darosi. Teisinis ginčas dėl prekybos politikos. Trumpo pasauliniai tarifai iš esmės neteisėti. Aukščiausiasis teismas imasi veiksmų. Čiagi aš rodau jums, kad net aukščiausiasis teismas kišasi į Jungtinių Amerikos valstybių valdymą, kai prezidentas turėdamas įgaliojimus daro vieną politiką, o aukščiausiasis teismas nurodo išrinktam tautos asmeniui, ko jis daryti negali. Tai jūs įsivaizduojate dabar klausimas. Ar prezidentas valdo Jungtinės valstybės, ar aukščiausiasis teismas? Toliau važiuojam. Ir dabar juokingas galimai straipsnis, bet JAV pirmą kartą per savo šiuolaikinę istoriją įsigijo vištų kiaušinių iš Rusijos. Šiandieninis straipsnis. Jūs galite įsivaizduoti, kad JAV užpirko už $500 000 kiaušinių. Kažkas pasakys labai juokinga. Taip, bet čia ir yra eksperimentinis pirkimas. Dabar žiūrėkite. Trumpas pervadins JAV gynybos departamentą į karo departamentą. Šiaip iš tikrųjų, jeigu būtų tikslus vertimas, tai jisai nori pervadinti į karo ministeriją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kai jūs keičiate ministerijos pavadinimą, reiškia jūs keičiate arba galit keisti tos ministerijos departamentų sąstatus, žinybinės, kaip sakant, pavaldumus ir perstatyti vadinamą konstrukciją architektūrinį iš vidaus. Kam to reikia? O tam, kad kai tu darai reformą po pavadinimu, tu įvardini kaip reformą, tu įteiki visiems atleidimo lapelius. Trumpas negalėdamas susitvarkyti su JAV gynybos departamentu, keisdamas pavadinimą, bando reformuoti ir išvaikyti iš to liūno deep-statinio Bideno žmonės. Vakamis daro tai. Taigi dabar iš karto rodau, perbėgu. Pirmas straipsnis, kur rodžiau. Kokios problemos pas Trumpą ir JAV su savo net artimiausiomis sąjungininkėmis. Pas Trumpą problemos su Indija ir Rusija ir pasaulio kontrolė. Pas Trumpą milžiniškos problemos, kadangi jo autoriteto išvis nepaiso, net Modis jį pasiuntė ant 3 raidžių. Trumpo problemos su aukščiausiųjų teismų viduj Amerikės. Pagaliau pas jos net kiaušinių, atleiskit, trūkumas, kad Faberže auksiniai perkami iš Rusijos. Ir galiausiai karo, to vadinamo ministerijos reforma, arba jeigu norit, gynybos departamento. Greitai perbėgęs per šitą dinamiką, aš tik tiesiog norėjau parodyti. Pas Trumpą ant kiekvieno posūkėlio bėda. Sabotažas ant sabotažo. Bėdos, pinigų nėra, o ateina kas? Biudžeto formavimas, kuris yra baisingai trilioninis minusinis.
reikia spręsti su FRS, su pinigais, reikia spręsti su jėgos struktūrom, o jo pavaldumas, va tam administraciniai piramidai, griuvo ne tik Amerikai, bet ir visam pasaulyje. Atžymėjau, suprantat, straipsnį atžymi, kokios pas Trumpą, kaip managerį ir jo elitinę grupuotę, problemos. Ir šiandien, kur mano didžiausias humoras ir juokas, aš žiūrėjau, tai labai būna retai, lietuviškas Made in Lithuania žinias. Ir aš tiesiog rodysiu jums tas žinias ir komentuosiu stabdydamas. Nepykit, bet tai yra genialu. Jungtinės Amerikos valstijos mažina karinę paramą Baltijos šalims. Tai maždaug 60 milijonų eurų kasmet. Bet kur kas svarbesnė politinė žinia, kurią siunčia valstijų prezidentas. Klausimas, ar Amerika nenusisuka nuo mūsų regiono. O kol Trumpas sprendžia, kur ir kiek būti amerikiečiams, mūsų diplomatai pasimetė. Net ir šiandien iš pradžių kalbėjo, kad tai viso labo tik gandai, nors vėliau pripažino, kad gandai teisingi. Naująjį Lenkijos prezidentą Baltuosiuose rūmuose Trumpas priima su deramą pagarbą. Kiek anksčiau prie derybų stalo su europiečiais ir Zelenskiu vietos kiek netikėtai atsirado ir Suomijos prezidentui. Gerai santykiais ir ryšiais su amerikiečiais vis gyrėsi ir mūsų politikai. Dovilė Šakalienė dar prieš pusantro mėnesio gyrėsi, kad Jungtinių valstijų ir Lietuvos santykiai dar niekada nebuvo tokie stiprus. Tačiau kaip atskleidė užsienio žiniasklaida praėjusią savaitę Vašingtone, amerikiečiai pasikvietė Europos šalių diplomatus iš ambasadų ir pranešė naujieną, kad nutraukė saugumo paramos programą, kurios vieni didžiausių gavėjų su Rusija besiribojančios Baltijos šalis. Jungtinės Amerikos valstijos yra vienintelė valstybė pasaulyje, kuri taip remia užsienio šalis. Nė viena šalis neturi nieko panašaus, kad išskiriama tam tikra pinigų suma, už kurią mes galime pirkti tos šalies gaminamą įrangą, naudotis kursais. Noriu labai greitai atžymėti. Pastebėjot, mūsų vadinamieji bobikai kariniai nusiteikę visus šitas pinigus, 60 milijonų ir kitus jardus jau išleido. Jie jau įtraukė į savo biudžetus, jie sapnavo, kaip dabar dėliosiu Lietuvos biudžetą ir jau tie pinigai ateina ir jie leidžia. Šitas pingvinas gerai pasakė, jie gauna pinigus pirkti tam, kad Amerikos reikalus ir ten programas ir visą kitą. Jie atiduoda atgal. Bet šitoj vietoj tai yra lojalumo ir patikimumo, kaip jie įsivaizduoja simbolis. Trumpas, aš jums parodžiau, prie visų savo begalės problemų nusimetinėja ne tik Ukraino, bet ir Baltijos bobikus. Beje, pranešime čia nesakoma ir slepiama, nutylima tiksliau, kad jeigu ten sumažintos dar buvo pajamėlės ir išmokėlės Europos kažkokiam šaleliam, tai Pabaltijui visiems šitiem trim tigram iš vis nuėmė pinigus. Vat stovi už tai pingvinas ir mekena, ir visi tie diplomatai, ir Auštrevičius nežino, kur dėtis. Juk Auštrevičius sakė, kad tas parsidavėliškas ir nusižeminantis kontraktas Trumpui, kur von der Leyen, nesakysiu, kokį atliko seksualinį, kaip sakant, judesius, kad tik patenkintų Trumpą, jį papirktų, kaip jie įsivaizduoja, ir situaciją suvaldytų, šiai dienai, tą, ką aš rodžiau savo laidose ankstesniuose, nieko nepavyko. Trumpas parodė, kad jis eina savo vaga, Jungtinių Amerikos vaga, vidinių problemų vaga ir vykdo su Putinu sutartą scenarijų ir visi šitie ir Šakalienė. Mes taip gerai, vat kas reiškia yra vištidė, išauklėta, kaip sakant, visiškai, kaip sakyt, net ne vištų. Kas yra žemiau intelektų už vištą? Šito vietoj, suprantat, apie ką aš. Jinai tik atvažiavo, užsideklaravo, jinai rėkė, kad jos gimtadienio proga buvo subombarduota Rusijos triada, supranta, dronais. Ir jinai teigia, kad santykiai geriausi, dabar ką jūs galite teikti. Jinai pradeda šiandien straipsnį jau teisintis, kad mes jau siūsim karius tik jeigu bus kažkokia tai mistinė taika, bus garantijos ir tada ir mes dar prieisim prie šito klausimo. Kaip atrodo absurdas ir Lietuva, jau jums akivaizdžiai rodau, kodėl Trumpas meta. Toliau. Kaip gynybos biudžetai eina iki 4%, 5%, tai matyt, amerikiečiai gali žiūrėti pragmatiškai, kad jūs pakankamai turite lėšų patys, sakykime, taip pasipildytus pajėgumus ir kurtis naujų. Tačiau, kita vertus, tai signalizuoja tai, kad iš esmės amerikiečiai šiek tiek atsitraukia iš regiono, bet jau šią prasme. Amerikiečiai akcentuoja, kad jiems reikia dėmesį ir resursų sutelkti į Kinijos grėsmę, o europiečiai patys turi rūpintis savo saugumu, bet esmė ne pinigai, o žinutė, kurią siunčia Trumpas. Žinutė bloga, Putinas, aišku, turėtų Rusija džiaugtis. Tai vat Malinioniui, šitam, kaip sakant, kulverstukui, atsiprašau, pagrandukui, strateginiam noriu priminti jo žodžius.
Так что это еще один толчок и, как сказать, еще один толчок для тех, у которых есть это оружие. Да, Малинянис толковый парниша, гигант мысли, ему международной славы только не хватает. Нужен какой-нибудь толчок. Еще один толчок, еще один толчок, как сказать, и еще один, как сказать, один толчок, еще один толчок, как сказать, дадим еще один толчок для тех, у которых есть это оружие. Нужен еще один толчok. Taigi, su tokiom mintim ir su tokiais strategais mes galim vat šiai dienai ir aiškiai atsakyti, ar negyvenome mes kvailose iliuzijose prie tokių ekonomikos ir politikos ir visų globalių problemų. Ministerija sako, kad tai nereiškia, jog Lietuvoje gali sumažėti amerikiečių karių. Taigi šitoje vietoje pinigų nebus, o kariai bus. Jūs logiką girdite šitų isterijų ir, kaip sakant, ir kvailybių. Taigi tęsėme tuštybių mugę ir žiūrim žinias. Po Emanuelio Makrono žinios, kad 26 šalys yra pasirengusios siųsti savo karius į Ukrainą, Putinas iš karto pareiškė, kad tam niekada nepritars ir europiečių karius laikys taikiniais, kuriuos reikia naikinti. Tuo metu Donaldas Trumpas žada ir vėl netrukus kalbėti su Kremliaus vadu ir pripažįsta manęs, kad karą Ukrainoje jam išspręsti seksis daug lengviau. Taigi, kurdami iliuzijas, kad karių dislokavimas kažkoks tai garantija, kad Ukraina turės armiją, o ES suplėšius Ukrainą toliau kurs fašistinę teritoriją ir atseit nepripažindama tų teritorijų, kurias turi jau Rusija dabar, turės motyvą vėl išprovokuoti karą. Putinas šiai dienai aiškiai pasakė, visi užsienio kariai ir samdiniai yra teisėtas taikinys. Ir va šita isterija ir privedė prie to, kad Šakalienė šiandien pradėjo mekenti apie tai, kad turi visos tos garantijos, gal tada siūsim. Tačiau jokių 26 valstybių impotencinių, kurios nori sudalyvauti kare su Rusija, nėra. Ir Makronas prosta облажался, atsiprašau, totaliai. Pirmoji ir svarbiausia saugumo garantijų dalis – tai stiprios Ukrainos ginkluotosios pajėgos be jokių apribojimų. Turime paversti Ukrainą plieniniu ežiu, neįkandamu dabartiniams ir būsimiems agresoriams. Taigi, jeigu aš specialiai palikau Kasčiūną, kuris irgi tą patį kažkada tai iškėlė lozungą, tai va šita ponė pasimetus, pasižiūrėkit, jinai nežino, kur dėtis, kokius dar marmalinės, kaip sako Nausėda, dar klėdėti, kad paaiškintų, kažkoks plieninis ežys ar kažkas tai jis neįkandamas. Putinasgi pasakė aiškiai, atsirasit Ukrainoj, gausite taip, kad nespėsit net, kaip sakant, atsisėsti ir tualetinio popieriaus pasimti. Ir visa šita isterija dabar iš esmės persipinė su ta vadinama ekonominė ir ketinimų galimybių, tokia, žinot, realybė. Impotentai nori visko, nieko negali ir dar grasina. Čia iš vis yra stebuklingai, atrodo, pinigų nėra, ekonomikos nėra, pas Trumpą problemos, o jie dar vis galvoja, kad visus gali pakleksėję išvesti į karą. Vat ką aš apie Ameriką parodžiu jums, tai aš dabar rodau apie Europą. Neįgaliųjų impotentų rinkinėlis. Tačiau net ir norinčiųjų koalicija susiskaldžiusi Londonui ir Paryžiui imantis lyderių vaidmens, kitos didžiosios Europos šalys apie karių siuntimą į Ukrainą kalba labai nenoriai, kaip ir Jungtinės valstijos. Ir kokio Vašingtono vaidmens galima tikėtis, apskritai dar neaišku. Artimiausiomis dienomis galutinai patvirtinsime Amerikos paramą saugumo garantijoms. Girdėjot? Norit pakartosiu. Šitas Napoleoškė, įsiklausykit, jisai sako. Artimiausiomis dienomis galutinai patvirtinsime Amerikos paramą saugumo garantijoms. Artimiausių metų patvirtinsime. Jis nori pavaizduoti, kad jis įtakoja Trumpo ir JAV sprendimui dėl saugumo garantijų. Jis nesako, Trumpas patvirtins, aš patvirtinsiu Prancūzijos.
Mes patvirtinsime. Taip, kad Napoleonas užsinešė tiek, kad jau nebežino, kur daugiau neštis, nes visa šita impotencinė koalicija nieko neįgali, klipatų, nieko negali. Kaip jau minėjau, Jungtinės valstijos dalyvauja kiekviename šio proceso etape. Europa iš Trumpo tikisi bent to, kad šis privers Putiną pasirašyti taikos susitarimą. Tačiau panašu, kad Trumpas savo sugebėjimais jau pradeda abejoti, nors žada su Putinu vėl tuoj kalbėtis. Žinote tą jausmą. Manai, kad bus lengva, bet pasirodo yra šiek tiek sudėtingiau. Maniau, kad bus lengviau dėl mano ryšių su Putinu ir Ukraina. Tuo metu Putinui aiškinant, kad jis nesuvokia, kam Ukrainai apskritai reikalingos saugumo garantijos, jo pozicija tik agresyvėja. Будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий. Taigi šitoj vietoj Trumpas turi labai rimtų globalinių iššūkių ir traukiasi į savo, kaip sakant, inkilėlį. Ir va šito žmogaus, Putino, paramos jam reikia ir jis ją užsitikrino. Ir jisai sako visiems asilėliams, babkių nebus, aš galvoju lengviau, bet bus sunkiau, hebra. Taip, kad laikykitės. O Putinas sako tai, ką aš jau minėjau. Исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. Tempti laiką Putinui patogu, jis ir toliau gali tęsti karą Ukrainoje be didesnių nuostolių. Žiūrėkit, ką jis sako. Įdomi, jums nieko neprimena, taigi pas Putiną sankcijos, jisai milijardų, jis sakė mums 3 metus, kad viskas, ekonomika griuvo, jau žlugs ir jau toj nieko nėra Rusijai. Ir dabar šiandieninėse žiniuose jums sako, kad jisai neturi jokių didesnių nuostolių ir gali tęsti karą. Taigi, ar nepasiklystame savo kvailystėse ir vat, kaip Malinionis ir visi kiti kulverstukai pagrandukai, klėdėdami kaip pat visi politikai ir Eurosąjūzo komisarai, kalbėdami ir tikindami jūs, kad jūs viską turite atiduoti, nusirengti, kad jiem būtų geriau ir jie tiesiog, kaip jums pasakyti, išvestų jūs kaip mėsą ir pasinaudotų. O valdžia išsaugotų savo su visais dividendais. Aukti karinę ir finansinę pagalbą šalims besiribojančioms su Rusija, tarp jų ir Baltijos valstybėms. Kaip jūs vertinate šią žinią, ar tai yra fake žinia, ar tai iš tikrųjų tiesa, su kuria mums reikia skaityti? Pirmiausia, tikėkime, kad ne visą ir ne bet kokią karinę finansinę pagalbą toms valstybėms dalį. Tik tai dėja, tai kaip galima suprasti, nėra fake žinia. Jau regime pirmosius patvirtinimus iš mūsų oficialių institucijų. Tie patvirtinimai, aišku, labai atsargus, nes tai žinia bet kokiu atveju labai skaudi ir gąsdinanti. Ta prasme, jog jinai tvirtina prognozes, kad Jungtinės Amerikos valstijos gali vienokia kitokia apimtimi trauktis iš mūsų pakraščio. Kai Bruveris, pagautas alchašnikas už vairo, gražiai pasakė, pasikartosiu, kad mane už tai banina, trina mano kanalus ir visokius grasinimus teisinius leidžia, visokius antifeikus ir taip toliau man klijuoja. 4-5 metai tai vyksta. Ir Bruveris dabar pasako, labai diplomatiškai. Čia yra pinigėlių, tai nėra pinigėlių, žinot, perkeliam, neperkeliam, bet gali Jungtinės valstybės trauktis iš mūsų pakraščiaus. Opa. Ir jeigu mes šiai dienai suprantam, kad Pabaltijui ir visom besiribojančiam tom teritorijom, kurias siunčia ir nori į mūsų įmesti karą, Trumpas atima lėšas, tai Ursula von der Leyen bėgioja ir sako, kad lėšų bus. O davai tie, kaip sakysim, pasiekėm su Bruveriu kartu pasaką, teisybės pasaką, kad čia ne feikas. Iš kur tie pinigai? Kaipgi su ta ekonomika? Vat štai straipsnis šiandieninis ir jau nuskambėjęs visam pasaulyje, kad ES nori visam laikui nutraukti rusiškų dujų importą. Taigi toksai ES kosminis komisaras kaip Jurgensenas, toks pat kaip kosminis komisaras mūsų irgi kulverstukas yra, pareiškia, kad rusiškas dujas ne tik reikia uždrausti kaip dabar, kaip sankcijas, bet niekada prie šito klausimo negrįžti, kad iš Rusijos federacijos niekada gyvenime daugiau jokie energetiniai resursai nebūtų perkami. Jūs galite įsivaizduoti šitą debilizmą. Vat kitas straipsnis irgi šiandieninis. CNN. Trumpas baiminasi, kad derybos gali žlugti dėl priemonių prieš Rusiją. Čia yra blogas vertimas, jis turi omeny, kad sankcijų paketo nuo JAV įvedimas prieš Rusiją gali sužlugdyti taikos derybas. Jurgensenas sako, kad visada ir niekada daugiau. Mažas komentaras. Jeigu visa ES ekonomika buvo paremta pigių energetinių rusiškų
kaip sakant, sąlygomis mes visi, tai yra Vokietija ir visos technologinės šalis, liejykla, elektra, atomas, technologijos, metalai, viskas buvo pigiausiai iš Rusijos, kuri buvo jų kolonija. Tiesiog už dyką. Dujos, nafta, viskas. Jie pastatė mega projektą Europos Sąjungą, super gerovės teritoriją. Ir dabar Jurgensenas sako, mes nepirksim. Trumpas gi sako, kad nebus jokių sankcijų daugiau, todėl kad, taikos darybos. Ne taikos darybos esmė. Jam reikia kaip tik, kad sankcijos būtų skylėtos, kad visi Europos Sąjungos kvadro imbecilai pirktų tas rusiškas dujas, tik ant tankerių būtų užklijuotas lipdukas Made in USA. Dujos eina iš Rusijos, kaip jūs gerai šitą žinot jau NN metų. Tiesiog Amerika pasiima savo ankainį ir lochams parduoda kelis kart brangiau. Dabar klausimas, kas bus su Europos ekonomika? Ką mes matom? Skilučių rinkinį. Ir šitoj vietoj Panevėžys. Panevėžyje gimsta kariniai šarvuočiai. Ir kažkokiojgi čia met matom Lenkijos parodoj iš Panevėžio karinis Taurus 4.1 šarvuotis. Dabar žiūrėkit, kas yra gamyba. Mėliai, pagalvom, tiesiog pakrapštum, kaip tie, žinot, kurmiai, kurie mėgsta skaičiuoti. O žiūrit, Lietuva gamina tikriausiai nuostabiasias padangas. Lietuva gyvena šitos varžtus. Jinai gamina plasmasės ir stiklus. Jinai lieja štai šitą turinį, korpusą. Jinai tiek visko gamina, nes turi ir metalo, ir pigių dujų, elektros, gumos ir visa kita, kad pagamino štai šitą agregatą. O kodėl aš taip ironizuoju? Matant, kai Porsche rodžiu, chemijos pramonė, BMW, Mercedesai, aukščiausios technologijos liejyklos Vokietijoje, Europoje, Belgijoje, Olandijoje stoja, pas musgi gamina šarvuočius. O gal pasakykite, kad mes tiesiog padarom paslaugą, parduodam, mums atveža komplektuojančios ir mes surenkam kaip Lego konstruktuvėlį. Čia reikia atskirti, čia yra ne gamyba, čia paslaugos atlikimas. BVP nesukuriama nieko. Jeigu mes dar visą tai perkam, tai čia iš vis fantastika. Lietuva nieko iš to neturi, babkės atiduoda savo šeimininkėm, o vaizduoja, kad jinai kažką gamina. Tai mes dabar žiūrėdami per visus straipsnius, kokia objektyvi ekonominė situacija Europoje, kas darosi pas Trumpą Amerikoje, mes perkam šitą mėšlą, kokiamgi debiliniam patriotui mes turim tai parduoti. Kas tuo tiki, arba kodėl mes tuo tikim. Suprantat? Tai, noriu tiesiog vieną pasakyti, parodyti straipsnį. Kai pasižiūri tokį straipsnį, gerbimieji, naujai valdžiai brūkšnys, kritikos strėlės dėl vyriausybės formavimo, dvitaškis, vyksta eksperimentas. Ir štai, barbių rinkinys, psichopatinių imbecilų, kažkokie tai vapšė žvilgsniai, nežinia į ką ir kur. Mes turim suprasti, kad, teisingai čia parašyta, vyksta eksperimentas. Kuo didesnį lochą pastatyti. Dabar, aišku, pradeda eiti straipsnį, kad kažko prezidentas praleido ar nepraleido. Ne, žinot, jeigu mums reikia išvaryti karą, debilai turi sėdėti ten, kad padėtų parašus. Tačiau, čia ir yra mūsų didžiausias džiaugsmas ir gelbėtojas Trumpas, kadangi jis atima babkes ir atima, teisingai buvo pasakyta žiniuose, kad JAV nepritarė jokioms Pabaltijo agresinėms, kaip sakant, mintims net. Mūsų išjunginė, jūs įsivaizduojat, kiek dedama pastangų, kad mūsų išjungti. Todėl aš jums sakiau, nei Serbijoje, nei Gruzijoje, nei Armenijoje sukelt karą su Azerbaidžanu, nei Turkija ten įvelti, nei sukelti karą Irano, Izraelio. Jiems nieko nesiseka ir Pabaltijo negali dar įvelti. Stato debilus kvadro bobinius, atsiprašau už emociją. Ir nieko nesigauna. O tam, kad mes įtikėtumėm visų šito cirku, pažiūrėkit, prašau, Vaido Žemaičio šiandieninį kūrinį, tiksliau vakarykštį tikriausiai, penktadienį, apie šitą, pasižiūrėkit. Nacikų, fašikų, kvailių ir marmalų rinkinį, kurie pasiskelbė
žiniasklaidos opozicija. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs pasižiūrėsite jų visų apiforminimą, jūs pamatysite, kokie ten simboliai stovi visą laiką ant jų tų paveikslėlių. Ir Songaila, tas žmogus, kuris yra visiškai politinė, angažuota figūra ir skirsto arba gali skirstyti šitiems poetams absurdo pinigėlius, vat juos ir nupirko, to, kad jie visi yra ubagai. Ir žinot, ačiū Vaidu, aš čia, jeigu sąžiningai tokios drąsos tiek gal ir neturėčiau, kaip šitos iškvailinti ir parodyti jų tikruosius veidus. Nu, įvertinkit patys. Vot visi parodyti veideliai sėdi ant sofos, maigo, pelytes ir atneša jums tiesiog pjūklus per smegenis ir jūs brūžina. Koks jų visų tikslas, mėliai, kad jūs eitumėte į rinkimus. Jie susibūrė ir pasiskelbė, kad jie kažkokią apoziciją ir dabar ką jie darys, ką Songaila sugalvojo, ogi dabar per jų visus tos vadinamus resursus bėgios bet kokie marmalai ir jiems visi bendraus ir klijuos opozicijos lipdukus. Jeigu tu pas juos į resursus patekai, jie gauna pinigėlius, o tu gauni didžiosios opozicijos, va čia lipduką. Aš opozicionierius, aš prieš valdžią, rinkite mane. Tai yra šitų kūdrų ir kūdrelių, balų ir smėlio dėžių veikėjai ir bažnyčių kūrėjai turi užtikrinti tai, kad jūs įtikėtumėt, kad kažkas, kas pas juos, yra opozicija. Ir jie prieš valdžią. Ir čia šitoje vietoje juokingiausia, kad jie turi užklijuoti kokybiško patrioto ir opozicionieriaus lipduką. Ir jūs to turit patikėti ir eit už tuos klaunus, kurie pas juos makaluosius. Balsuoti. Todėl aš ir sakiau, kiek kartų, ar Klyvečka, ar Janutinė, ar blondinių šou, nesvarbu. Jie yra talentai tuo, kad jums parodo visą idiotiją, pas juos susirenka visi klaunai, jie jums pristato juos, o jūs einat už juos balsuoti. Jūs suprantat, ką aš noriu pasakyti, ar ne? Nu, išgirskit mano gilę mintį. Jie jums pristato ir Žemaitaitį tą patį, kas jums išperino. Visus, už ką jūs užbalsavot, visi buvo pasjanuti. Ir taip toliau. Būkit geri. Jūs dar norit aiškiau pamatyti Mi-6 projekciją informacinę. Tarp kitko, vienas iš įdomiausių momentų, Tapinas, kuris rengia tipo Maidaną už gėdingą koaliciją. Tapinui reikia vadinamosios kokybiškos opozicijos ir ping-pongo žaidėjų. Kaip kitaip sukirsi tautą? Vat aš rodžiau nuo Serbijos, kai avis išeina nežinodamas, kur eina. Tai šitie veikėjai turi būti Tapino ir oficialiosios žiniasklaidos ping-pongo partneriai. Nu, ačiū Lekstučiui, tiesiog neįtikėtinai parodė visą skaidriai šitą reiškinį. Spręskit patys. Ar jūs vėl po 2 savaičių viską pamiršite? Taigi, reziumuoju. Serbijos Maidanas apie viską parodė. Aš parodžiau, kad Tapinui reikia irgi bandą išvedinėti ir reikia, kad kiti atžaistų ir jums erzintų ir jūs eitumėt į Maidanus kažkokius, tai nes reikia jiems legitimizuoti karą. Kitas momentas. Parodžiau, kad Jungtinėse Amerikos valstybėse baisingos problemos, baisingos. Su ekonomika Europos Sąjungoje visai bėda. Tarp kitko, paskutinis mano komentaras bus tai, kad man furistai, ačiū Gyčiui, atsiuntė vieną įdomį tokią iškarpą, screenshotą apie fūrų, vadinamų vinječių, tą tokį vadinamą sistemą. Nu, žinot, kaip perkamos už kelius moka mokesčius, ten sunkėsis transportas. Tai pavyzdžiui, įdomus niuansas tai, kad Danija jau išėjo iš ES vinječių, o tam screenshote parodyta, kad Olandija išeina nuo 26 metų vidurio. Ką tai reiškia? O tai, mėlyje, reiškia, kad šiai dienai ES valstybės byra ir kiekvienas pradeda saugoti savo infrastruktūrą ir pinigėlius rinkti ne į kasą ES, o kiekvienas savo lizdelį.
Va jums pavyzdys. Tai, kad Makronas reikia, kad 3-5, tai yra 2-6, nežinai, kiek tų valstybių jau už Ukrainą eis, stos ir viską kariaus, nieko panašaus neįvyko. Kitas momentas, aš gavau ant dienų iš Sebo labai įdomų laišką, kuris vadinasi apie tai, kad yra daromos bendrose taisyklėse pakeitimai susiję su momentiniais mokėjimais ir gavėjo vardo patikrinimo paslauga. Aš manau, kas su Sebu susiję ir visa kita, jūs irgi gavot. Ir čia nekaltas raštas, tačiau pačioj prisektas toksai vadinamas visai nieko, jūs sako, nieko čia tų taisyklių nežiūrėkit, niką, bet ten jos pakeistos. Tose taisyklėse yra punktų, aš jums toj pasakysiu, 51. 51 puslapis taisyklių pakeitimo. Paradoksas yra tas, kad čia yra Lietuva, atrodo, ten nieko tokio, bet jeigu jūs viską įdėmiai perskaitysit, jūs pamatysit, kiek įvyko apribojimų. Praeitoj laidoje, jeigu jūs atsimenat, aš rodžiau, kaip Europos centrinis bankas sakė ir pasakė, kad išstuminės per priežiūrą vadinamųjų transakcinių mechanizmų Visa ir Mastercardą. Parašyta, jūs to nepamatysite niekur, tačiau kova dėl rinkų būsimų skaitmeninių valiutų jau vyksta. Taigi, kas yra transakcijų kontrolė. Per vinjetės ir logistinių kelių mokesčių surinkimus aš jau pasakiau. Tačiau atėjo iš Ispanijos labai įdomi žinutė. Yra liudininkai, yra punktai ir taisyklės. Kad vienas ispanas, norėdamas padaryti pavedimą savo žmonai į Lietuvą, susidūrė su tuo, kad jis negali iš Ispanijos padaryti pavedimo į Pabaltį. Ne tik į Lietuvą, į Pabaltį. Ir jisai buvo priverstas ateiti į banką, įrodyti, va ką aš jums sakiau, naujose taisyklėse rašo, patvirtinti N kartų kažkokiu būdu savo asmenybės tapatybę, įrodyti kam, kur, kaip, už ką, kiek veda ir tada tik iš banko jis kažką tai ten padarė. Žmogui šokas. Ką aš to noriu pasakyti? Kai aš sakiau, kad visi gudručiai, kurie galvoja, kad paslėps babkes kažkokiuose nekilnojamuose turtuose, Kiprose, Graikijose, Italijose, Ispanijose, pas musgi pseudomilijonieriai perkasi viską Ispanijai, Prancūzijai, nebegalės išsivesti iš ten pinigų. Suprantat? Nes jeigu įsivaizduokit, kad taisyklėse jūs galite ten pavyzdžiui išvest 15 000 eurų, o tu butą ar namą pardavėjai už 120, 250. Ką tu turėsi daryti? Tu užsiknysi negyvas, o be to, jeigu tau reikės dar įrodyti, kad tas šaltinis, kuris pirko tavo nekilnojamą turtą, yra švarus, tai yra, kad visos sąlygos sudarytos tokiu būdu, kad nei viena valstybė teritorija respublika neišleisdinės iš savo rinkų pinigų niekaip. Kapeikos, kapeikytės, 15, o rimtos sumos neišeis niekur. Taip, kad aš sveikinu visus didžiuosius megatroninius pinigų vagišius, korumpuotus personalijas, mega verslininkus, pseudomilijonierius, kurie imituodami, kad jie turi pinigų, padėjo skirtingose kitose rinkose nekilnojamo turto saugų krepšelį ir pajokausiu dabar, teisybę pasakysiu, niekada neišsimsit. Norit susilažinti? A, vat pabandom. Kai aš prieš 4 metus sakiau, kad NATO subirės. Ir čia ne iš mano pikdžiugiškų kėslų, o dėl to, kad buvo matomos objektyvios, ekonominės, politinės, globalinės gairės, kurias aš moku skaityti ir stengiuosi jum perteikti. Ir stengiuosi jum perteikti tokiu būdu, kad ne ant sofos sėdėdamas, o važiuodamas ir matydamas viską gyvai ir jum transliuodamas. Už tai susimoku kanalais, už tai susimoku, kad netenku žiūrovų, už tai susimoku daug kuo. Tačiau jums vertinti, jums galvoti, kiek aš vertas, kiek meilės ir kiek džiaugsmo. Taip, kad ačiū, kad mastot, ačiū, kad galvojat, kad klausot ir išgirstat, kad pasirašot ir ačiū, kad remiat. Taigi geros, nuostabios šeštadienio saulės, savaitgaliaus ir iki greito. Ačiū Jums, mėly bučioji.